Aš manau, gal pritrūko jėgų, nes gale padarėm gal kokią 5 klaidas. Gal reikėjo truputį dar gale įleisti kokį vieną šviežesnį žmogų, bet norėjusi, turėjom tos 8 taškus ir galvojau, kad po tos minutės viską galvojau, kažkaip kelios tos minutės buvo likę, galvojau, kad vis dėlto mes ištempsim. Ir aišku, kaip mes davėm juom pasijaust, kai jiem bangos pradėjo žaisti, atrodo 3,5 kėlinio viską vykdėm taip, kaip susitarę, o po to kažkas taip. Aišku, mums išmušė, kad pirmas 3 minutės Adas gavo 3 baudas. Iš karto turėjom žaisti visas rungtynės, daugiau žais Baronas ir šitas ir Žygis. Ką pasakysit, patys pralaimėjom. Manau, ir aš padariau čia klaidų tų. Reikėjo gal tikrai išleisti Valeiką, nors paskui gyveni ir mokais. 36 tritaškiai ir 22 taškių. Čia planas buvo toksai? Čia ne planas, čia paprasčiausiai jų buvo tokia gynyba. Jie visą laiką eidavo, palikdavo mumi laisvus ant tritaškio ir dideliem, kaip mes įmesdavom, tai jie ateidavo visą laiką padėti. Realiai mes, kiek žaidėm, gal galima sakyti 80% tikrai įsimetėm laisvi. Tas procentas nėra toks blogas, 39. Sakau, viską jie statė ant to, kad mūsų tie dideli iš po krepšio nemestų. Duoti eidavo viską. Taip. Nepataikėm lemiamų metimų, jie viską sumetė.